Va, jeigu matote. Labą dieną, bičiumininkai. Taigi, kaip matėte, tokia situacija, vis tik esu šiandien labai patenkintas, bet turiu garsiai šnekėti čiutnį į mikrofoną, kad traktorius ten dirba, čia šuo loja. Tokia tiesa, kad yra. Aš nufilmavau šitą monstrinę motinėlę ir jinai patvirtino savo, kad iš dalies tam dedaninė bus pusė velnio bitės. Ir šiandien teko šitą motiną pamatyti vis tik. Tai palei tai, ką mačiau. Aišku, perų daug negaliu ir laikyti. Pabandau dar kartą. Jo, pradeda bet jau faktas. Pradeda jau užakiuoti, daug negalima net laikyti. Keičia bites. Kai šitą kartą įsiris, tai ir labai daug kiaušinėlių, pilnas korys, nežinau. Pabandysiu daug, taip. Gal motinėlės ir nematau, bet motinėlės nematau, bet čia tikrai dirbant šito korę, tai jinai faktas, kad jinai čia yra, jinai darbuojasi, gal per klaidą, kur ir pavyktų pamatyti, bet matytis nėra, jinai tokia. Šiaip labai norėčiau pamatyti, bet kaip atrodo šitą motinėlę. Radau motinėlę, jūs nepatikėsit. Jūs nepatikėsit, radau motinėlę. Yra ant šito korio ir dabar mano tikslas ją ir galiu pasakyti. Jin kažkiek panaši. Va, jeigu matote. Taip daug, mes nenoriu čia per daug streso varyti. Galiu pasakyti, kiek aš spėjau žiūrėti, vis tik bus, aš linkęs manyti, kad tai bus vis tik nusitempusios šitos karnikos kiaušinėlį ir išsiperėjusios atskirai kažkur pasislėpusios. Nes ir tamsesnė, ir spalva. Gal aš klystu, bet aš taip manyčiau, kad šitaip. Tai kodėl šitas video, sakykime, kodėl aš čia filmavau, kodėl čia rodau šitą biškutį bityną. Toksai būtų kaip ir pasakymas, kad šiaip kažkiek gal noris ir pasidalinti pačio nemokšiškom žiniom, kaip man sekasi, bet tuo pačiu ir yra kitas, sakykime, tikslas. Tai yra nežmoniška, čia tiesiog kaip ir mano mokomoji medžiaga kitiem. Jūs galite skaityti, galite žiūrėti video, bet esmė visas žinias įgauni ant savo kailio, visas, kaip čia pasakyti, įsitvirtina visos smulkmenos, kai tu ant savęs viską pajunti, pats darai klaidas, iš jų pats mokais. Tai būtų taip. Kas čia dar? Pažymėti, aišku, nepavyko. Paženklinau tik tai kelias bites. Va. Rizikingas dalykas. Ant pabėgo jau matau kitą pusę. Taip norėjau. Ne, jinai nenori pereiti. Aš matau įvėlinai. Aišku, galėjau pagauti, bet nesinorėjo.
baisiai, kad sustresuotų. Vis tik jau yra rugsėjo vidurys ir negalima per daug čia taip mėtytis motinom, kad paskiau neatsitiktų kokių nenumatytų reikaliukų. Tai, kas liečia motinėlės auginimą, būtų kaip ir tiek. Kas liečia Šiluvos vietinę ramę, aš bandžiau šiandien, bet iš karto ir persigalvau, atsiprašau, bet tikrai šitas avilys, ant kurio dabar palikta yra dūlinė, tai yra peilis. Peilis, nes iš tiesų tai velniškai te piktos piktės. Nu, įčiortum čia su jom, man atrodo. Nežinau, bijau net ir vėjas. Šitos tai vis tiek daninėm, o biškutį paputį jau josai daros normalesnės. O šitą mėlyniukę, nežinau, tiesiog atidariau, teko vėl uždaryti. Tai dar nežinau, kaip reiks sirupo dar biškutį įduoti, bet tai lauksiu, tikiuosi, šiemet ir jau nepakeis jos. Tai tos baisiai piktos bitės. Manau, kad jos ir dauguma jų ir nais žiemoti iš tos piktosios kartos. Nu, kažkiek, jeigu motinėlė yra priimta, tai reikia kažkiek tikėtis, kad kažkiek pamaišys bičių grupių bus, sakykime, ir šitų piktųjų, ir kažkiek bus jau šitų Šiluvos vietinių palaipsniui, jeigu viskas nepakeis motinos ir taip toliau, tai gal bus ir gerai. Tai dar kartą labą vakarą. Mėly bičiuliai, žodžiu, čia daug paukščių yra, bet žodžiu, asmeniškai aš jau nelabai noriu lysti prie šito aviliuko. Bet ko nepadarysi dėl žiūrovų ir pabandysiu šiandien iškelti vieną kitą korį, pažiūrėsime, ar iš tiesų pradėjo dirbti šitą šiluvietišką ramioji motinėlė ir šitą, sakykim, piktąjį šiluvietišką šeimą bando pakeisti. Kas liečia šitas mėlyniukas, tai pusė velnio aviliukas gavosi, turiu pripažinti. Su juo jau galima gyventi, plus nauja motinėlė, labai galingai irgi siuva korius. Bet va dabar įdomu su šituo. Bet sąžiningai, drąsa jau man ir bekalbant išgaruoja. Šiaip bitelės skraido ir šiandieną žiūrėjau, gan aktyviai skraido, nešasi ir žiedadulkes ir taip toliau, panašu, kad labai gerai darbuojasi. Tai ką, susitiksime prie šito avilio, kad užbaigti šitą vadinamą reportažėlį, kaip čia aš auginau motinėlės, tiksliau ne aš, o bitės. Aš tik tai kažkiek dirigavau šitam veiksmui, net kaip man čia sekėsi diriguoti, bet visumoje vis tiek rezultatas gan neblogas. Tai iš tiesų iš viso šito didžiulio eksperimento vis tiek taip išeitų gavosi net penkios motinėlės. Tai skaitos 2 karnikos linijos, tai 100%. Šitas mėlyniukas, tai čia ant abejo gali būti karnikos, o gali būti ir iš tiesų savo kažkur išsikepė. Nu ir 2 ramių šiluvietiškų. Tai viena šiluvietiškai kurdinta šitame, o kita geltoniukė, kaip jinai ant galo augino šitas aviliukas, taip ir pasiliko jame šiluvietiška motinėlė, bet šiandien biškutį tą tenai geltoniuką reikėjo šiek tiek lizdą patvarkyti,
vis tik prispaudžiau, įsegė vėl eilinį kartą. Tai dabar šiandien gal ir nerodysiu, bet su geltoniukas labai puikiai darbojasi. Tai va dabar prie šito. Nu ką, bandysiu persikelti ir bandysiu pakratyti šitą su vienas pikčiausių bičių. Nustos dūmėtų, gal dar reikia pasitikrinti. O, nu gal dar užteks čia su juom. Ką, perkeliu kamerą arčiau. Kągi, prie šito dabar avilio ir pradėsime kuisti. Žiūrėti veiklos pėdsakus, šiek tiek saulutė pasirodė. Ką, greitai bandysiu didžiuliu greičiu padirbti. Galbūt pavyks čia man baisiai nesuarsinus pasižiūrėti, o gal ir ne, pažiūrim, kaip čia jūs matysite. Taip ir aš iš karto einu ieškoti kokio bitelių, velniškai daug. Bet, nežinau čia kaip man. Ar pavyks čia man tą korį iškelti. Nu, manau, dūmų pakaks. Galbūt pasiseks, o gal ir ne, nežinau. Bet jau iš karto vėl Ne, nieks nebus. Chebrytė, labai atsiprašau, bet nieks nebus. Viskas turiu uždaryti. Nepadėjo sąžiningai ir dūmą. Tai velne. Tai velne bitės. O, turiu pripažinti, dar reikia kažkaip daiti nesurytam. Ok tu velne. Tai kvailys sugalvojo šeilys. Ne, vis tik aršios išlikusios. Ir dabar nereikia eit kuo greičiau nuo to avilio ir neišeina čia taip greitai viską susirinkus, neždinomis. Prisižadėjau, bet šnipštukas gavosi. Jau reiks. Oi, dabar dar vejasi. Ak tu vėl. Panašu, kad reiks iš vis čia dingti iš to bityno. Matytas, kad nesekas niekaip. O tau. Keliais žodžiais pasakysiu, net į mikrofoną įlindus kuičiasi. O tai dingo, bet iš karto į mikrofoną, net į mikrofoną įkando. Įgėlė, net į mikrofoną įgėlė. Dabar nori į mane įgėlti. Ne. Kaip matėte, norėjau gan gražiai jums parodyti, kas te vykstas, bet vis tik turiu trauktis, viskas užtenka filmuoti.